Labadienas! Šiandien mes man video, kaip darysim tokį desertą. Mums reikės tokio, kaip ten pasakyti, vaflių, kaip, va tokios formos. Reikės karamelizuoto, saldinto, sutirštinto pienas, rūgdadų, reikės tos, kaip ten, plėvelės ir šaukštukų žodžiai. Mes pirmą paragausim, kaip beragavim. Tai ką reikia, toks kietas. Negalvau, kad toks kietas. Skanu. Dabar galim tikrai dirbti. Pradedam. Paimam karamelizuotą pieną. Reikės daug. Galim dar daugiau paimti. Neišėmė. Nu, tai gerai suvalgysiu. Galima daugiau valgyti, negu dirbti. Aš galvoju, gal daugiau arba mažiau. Nežinau, gal užteks. Pažiūrėsim pirmą. Užtempsim. Aš spėliu nemoku naudotis. Ne toks keistas, ne? Jo, jis kietas. Reikės daug tepti. Jo, spausti. Po to šaldytuvą įdėsim, palauksim ir gausis tada toks kaip tortas. Matos, kad reikės daugiau. 100%. Svarbiausia, tik ką man pavyktų. Aš įsivaizduoju. Galima bet kokio reikia nusipirkti, bet tik kad būtų kietas tas vaflis ir nebūtų tamsus, toks šviesus būtų. Mes tokį šviesų beveik nupirkom, bet tik per vidurį biškį tamsų. Bet taip nesvarbu. Greičiau. Smiltę greičiau. Stumk jo į šonus nuo vidurio. Kaip sunku nuimti. Sunkiau negu kažkas. Man stengia. Pasidarykite, tikrai galėsit pasidaryti, paragauti, paskui galbūt. Jeigu jums skanu. Aš tai pirmą kartą darau tokį desertą. Jau užpildytas skylutė, tarpas yra. Čia įstumti. Jau gaunus pabiškį, po to priprasim, bet nesivaizduot, kaip man skauda ranką. Aš tai nedarau nieko kažko su peiliu daug. Dieną. Kartais agurką pasipjausiu, viskas. Bet įdomus darbas. Aš taip ir darau. Ar padeda mamytė? Nes man belė taip sunku. Nieko, viskas gerai gauna. Mama labiau moka.
O pagaliau užtadami. Nu, biškį palygins ten. Bet tikrai gali. Ką čia toliau darai, Smilte, kodėl reikia dėti? Nu, kad kaip gausis kaip tortas. Kaip tortas, ne? Tortas. Mhm. Skildau nesvarbu. A, čia va padėsim šią karamelę galim. Paimam. Tik, kad užtektų karamelės. Užteks, kaip bus tiek. Užteks. Mes tai norim visą padaryti. Tokį didelį. Iš tų visų sluoksnį. Bet kažin ar padarysim. Gerai, va jau pabaigėm. Dabar galim dėti paskutinį. Dabar pabaigėm mūsų tortuką ir dabar ir po to dėsim į šaldytuvą. Po šaldytuvo jau galėsim valgyti. Nu va, mūsų tortukas padarytas. Tuoj paimsiu, paragauju. Tikrai skanus gali pasidaryti. Pirmą ten viskas suklijuoti ir išdedant šaldytuvą, visai biškį palaukit ir gaunasi jums tortukas. Laikykit, daug subscriberių visiems, ate!